Ačiū, Tojočiukas. Бля, ir пиздец, короче, nu. Reiks rinkti iš naujo. Tuoj palai įeisiu PayPal'on, pažiūrėsiu. Ten anketą aš užsiregistravęs su savo numeriu, turėtų kažkur būti asmeninė informacija. Blemba. Čia irgi nesąmonė rodo su žvaigždutė. Ne, tai Rolandai aš laiką turiu, bet ta prasme, dabar man labai sunkiai čia gaunas, reikia grįžt kambarin ir atsiųsiu normaliai. Bet tai kad toks gi blemba šiaip. Nežinau, šiaip tai gerų lik ir daviau. Nebent rašos pastavi dabar ne plius 370, o kaip nors kitaip, žinai, būna kitoj valstybėje, tai žinau, kad taksofonikai renki, tai 0,0 vietoj pliuso būna. 0,0370 kažkaip. Nežinau, karoči, kažkaip. Čia žmonės buvo, kur atėjo ir nunešė vynus, tai turbūt tik to ir norėjo, nes nunešė ir nebėra. Bet vis tiek ačiū už palaikymą. Ačiū beždžionė, taip anoks ir rasa. Nu, okei.
Kažin per kiek laiką tik tai turiu gauti, man įdomu. Laimės ratas. Na, aš irgi taip galvoju, kad turėčiau beveik iškart, bet dar negavau. O Rolandai, tu jau įrašei ten numerį? Turėtų ateiti tada. Sako, arba tik Lietuvoje, tik būdamas eina pas juos. O tai tu negali, pavyzdžiui, viskų registruotis kaip Lietuvoje tipą ir tiesiog, nu, kad tu užsienį, tai koks skirtumas? Jeigu gausiu, iš karto atsiųsiu. Iš karto. Bet kol kas dar nieko. Šiaip jeigu duoda pildyti, duoda įvest numerį, tai turėtų būtgi. O tai pavyzdžiui, jeigu būni Lietuvoje ir turi užsisakęs lietuviškų GO3 ir paskui nuvažiuoju užsienį tik tai prisijungti, karočią. Irgi neveikia. Reikia VPN. Jeigu tipo Lietuvoje jau turi suskūrys ir paskui tik tai užsienį prisijungi, tai irgi tada VPN vis tiek reikia. Labas, Karol, labuks.
Nes aš žinai, ku galėčiau, kai namo grįšiu, visko tau sukurti ir atsiųst. Tiesiog paskirų atsiųst sukurtų. O paskui jau pats ten sustvarkysi. Nes namo grįšiu, sukurt galiu visų paskirų šitų, o paskui tu prisijungsi, užsisakysi, ko norėsi gal. Maž taip išeitų. Atsiųsiu kaip prisijungimą kodus, prisijungsi jau ir tada galėsi ten kažko daryti, paskeisi slaptažodį. Ačiū, Neringa. Ai, užsisakęs. Kaip čia padaryti, blin? Kol kas jokios žinutės. Nu matai, bet tai jeigu tu užsisakęs, bet vis tiek, pavyzdžiui, dar nesumokėjęs nei pinigų, nei nieko karočią, tai vis tiek galėtum, tipą, žinai, kitų paskirų naudot. Nebent tu jau ten sumokėjai pinigus ar kaip. Nes, tipo, žinai, kitų paskirų tau atsiųsčiau ir viskas. Nu jo, blin. Nu jo. VPN, tai žinai, gali nebūtinai pirkt, gerai paieškojus rastum ir nemokamų jaučiu. Aš tai kai reikdavo būdavo susirandu. Įrašyk Google, pavyzdžiui, Lithuania VPN, karočią, gal ir dar parašyk free, pavyzdžiui. Jo, turėtum rast. Sako, tai kur nemokamai Lietuvos nėra. Nu tai va, kad Lietuvos gal sunku surast, blema, bet jaučiu rastum. Ačiū už širdį, dėkui, Maksimus. Sunkiai turbūt, bet turėtum rast vis tiek kokį vieną. Šiaip VPN tai visai geras dalykas, bet, žinai, tie nemokami, tai būna kartais su reklamam arba būna lėtas, karočiui. Mokami tai greitis didesnis, bet šiaip užtenka. Nes tas VPN tai šiaip atrodo, kad čia kas čia tokia, nu, tipo, žinai, už kučią mokėt labai.
Ačiū Vaidai, Beždžionė, Rasa ir Karol, ačiūks. Nu, žinutės tai kol kas negaunu, blin. Turbūt kažkas netinka. Šiaip turėjau gauti. Ačiū Irena už tapukus. Ačiū Neringa, čiūkas. Lemba, kaip nedaug trūko, eina savo. Bet ačiū labai Neringa, dėkui. Oi, blemba, nu. Ant kelių čia taškų, ant kokių 20 plius minus skirtumas buvo. Kažkaip ten pas jų blemba apskaičiavo labai. O tai kokių dar televizijų yra? Taigi nebūtinai GO3, man atrodo, yra kažkokių užsienietiškų, kad rodo paskui lietuviškus kanalus. Aš buvau вообще radęs internete, kad lietuviškus kanalus gali žiūrėti šiaip va. Ne GO3 net, bet tipo taip kažkaip rodo, pertransliuoja. Nes GO3 tai tenais tik tai nebent dėl to, kad, žinai, gali atsisukti serijas, gali tenais tipo daugiau rasti viską. Bet jeigu tik tiesiogiai žiūrėti telikų, tai yra ir šiaip visokių. Sako, įmesiu astronautą. Tai blemba, tu jai parašyk, ne man. Pereik į kitą pusę, jeigu tu nori, kad tau parodytų. Bet netikiu, kad taip bus. Šiaip ar taip, žinai, už tokį dalykų mes dovanų, kad tau parodys, tai koks šis, nežinau, nei čia prikolas, nei kas, tiesiog nueik internete, susivesk, tenais, kad nori ko pažiūrėti ir tau išmes pilną karočių, galėsi pažiūrėti. Be astronautą. Pas visus daugmaž vienodai. Ačiū Neringačiukas. Pas visus daugmaž vienodai vaizdas atrodo. Tai gali, žinai, ir nemokamai pasižiūrėti. O čia, kad pamatytum, tai čia, žinai, nu tai kas iš to, nu, tai nei ten kažką paliesi, nei ten kažką padarysi. Dabar вообще yra, žinai, su dirbtiniu intelektu tokių programų, kur tau belekam belekų gali padaryti, karočiui. Tai čia gali pamatyti nuogų belekų iš tikrųjų. Su tom programam padaro, kad galvas užklijuoja ant kitą žmogaus ir atrodo kaip tipo kažkas nuogas. Tokiu būdu skaičiau, kad yra daug žmonių susikūrę OnlyFans paskyras, tiesiog dirbtiniu intelektu padaro nuotraukas įžymybių, karočiui, ir uždirba pinigus, kol, žinai, paskui pagauna, kad ten tikrai ne ji arba ne jis. Bet pinigai neblogi, galit bandyti, jeigu esat užsienį.
Nes Lietuvoje, jeigu suseks, tai gali būti kažkas tai. Tipo, kad čia kažkur nesąmonės darai su kita žmogaus veidu. Bet šiaip tai daug kas taip daro. Skaičiau straipsnį pagavo ten vienus, kad jie apsimetinėjo kažkokią paną ir OnlyFans susikūrė, uždirbo ten 15 000 eurų per kažkiek, tai gal per mėnesį. Klijuodami nuotraukas iš pornografijos nuotraukų su kito žmogaus veidu, karočiui, suklijuoja, sutapatina ir kelia, ir viskas. O kažkas perka ir galvoja, kad čia tikrai. Nors iš vis, ten tam OnlyFans ar kažkur tai nieko tikra nėra. Tenais, galima sakyti, silikoniniai papai netikri, silikoninės lūpas ir kur jūs ten matot, aš nežinau, už kur ten pinigus mokėti. Ačiū, Neringa. Nieko tikro tenais. Kad ir žmogus lyg ir tikras papultų, bet vis tiek bus su silikoniniais papais, karočiui. Kai man vakar atsiuntė tokį klipų, karočiui, Gerda dainuoja, tipo, man kažkaip tai nemalonu, kai liečia papus, man skauda netgi, kai liečia papus, ar kaip tenais, blin. Kažkaip nieko nejaučiu, kai liečia papus. Tai ten, blin, tai kaip panajaus, karočiui, susidėjus silikonus, nieko ten iš vis nebejaučia, gal nutirpi papai. Sako, aš siunčiau, Bet ta prasme, tai susideda panas papus, tai kas kad atrodo, bet jos nieko nejaučia, karočiui. Jokia, žinai, tipo, dingsta gal tas, kad tą viliečia net jausmas, tai iš vis nesąmonė. Tai jau geriau yra kokie yra ir jauti, karočiui, negu paskui pasidarai belia kur tas pats, kaip nieko nejauti, tai kas čia. Kažin tos lūpas, kai būna labai pripūstas, karočiui, jaučia kur nors ar nejaučia, paskui ir tokias atbūkiai, žinai, kaip dantis, pavyzdžiui, užšalda, karočiui, žinai, kai dantį reikia traukti, pavyzdžiui, arba dantį gręžti. Tai, kažin, žinai, tipo, kaip būna, jeigu ten pripučia lūpas, paskui čia nebūna aptirpus lūpas, karočiui, tik tai, vat, kad jos atrodo, bet nieko tipo nejauti. Sveiki, labas. Jo, jau kaip prisipučia, tai būna nesąmonė irgi. Lieka tokias panas iš vis kaip be, nežinau, nejautrės, karočiui, žinai. Pabučiuoji, nieko nejaučia, papų palieti, nieko nejaučia, karočiui. Arba net skauda, karočiui, nes čia, žinai, inskyšta chirurga visur. Ačiū, Neringačiukas. Nes visur yra insikišta daktarų, karočiui, ir ten jau, žinai, iš vidaus sužalota, galima sakyti. Iš išorės gal ir atrodo, žinai, kad nieko čia nėra, bet iš vidaus sužalota, karočiui, ir kur tu ten gerą jausi. Kai išprievartauju, tada verkia, Tai dabar dauguma leidžia visko daryti, ko nori visiems, karočiui, nežinau. Bet žmonės nepagalvoja, man atrodo.
Jeigu tu pasidarai toks nejautrus, kad nejauti, kaip prie tavęs kažkas prisiliečia, tai kam čia tokią vaizdą, karočią, nežinau. Tai va. Kaip bebūtų, prie vaikų lyst negalima.